Sveiki žvejai. Kaip be būtų keista, aš vėl prie vandens telkinio. Ir šį kartą prie upės, prie Merkio. O pabandysiu atsirevanšuoti upėtakiams. Aišku, oras nėra iš gerųjų. 0 laipsnių, atšalimas. Vanduo po biškelį žiūrėjau irgi kyla. Tai sąlygos nėra palankios. Bet yra laiko, tai kodėl neužmetus meškerės. Na ką, šį kartą pasistengsiu nepakartoti praeitos žvejybos klaidos. Iš karto skęstantiems timoniukams pasikeisiu trišakius kablius. Mano mėgstamiausi yra triškai kabliai Gamakatsu. Aišku, jie ir kainuoja, bet lipnumas jų tai neapsakomas. Daug išbandęs, bet nežinau, man jie Gamakatsu yra Gamakatsu. Gal tik reikėjo dabar 10 numerio, mažesnių neturėjau. Pažiūrėsiu, kaip dirbs, gal reikėtų timoniukams greičiausiai 12 numerio. Bet gal bus labiau daugiau skęstantis ar užmesim, patikrinsim, pažiūrėsim, vienu žodžiu išsidėję, koks darbas, ar keičiasi, ar nestabdo. Na ką, svarbiausiai, kabliai nesueina, neužsikabinės. Aišku, žymiai didesni, tiksliau storesnės vėlos. Tai bus jau wobleris dar labiau skęstantis. Užsidėti, pažiūrėti, koks jo bus darbas, ar sugadins darbą, ar kažkas tai nepasikeis. Nes vis tik gamintojas matomai turėjo kažkokią tai mintį, dėdamas tokius plonus, lengvus kabliukus. Skęsdamas jau nedaro tokio rolingo, kaip su lengvais kabliais. Man didesnės srovės padarė. Ką, pabandom užmetimą. Ar pats jisai dirbs iš savęs nuo laikymo, ar jau kažkiek tai dirba, bet jau silpniau. Neperduodu taip stipriai į ranką. Reikėtų dėti numerių mažesnius. Bet neturiu, tai arba reikės grįžti prie originalių, arba bandyti taip pažuvauti. Ką tai turiu? Įdomu kas, greičiausiai vėl bus šapalas ar lydeka, nes gan ramioj vietoj paėmė, kad nors nenukastų zaraza, jeigu tai lydeka. Bet neskelia, neturėtų būti lydeka, bet stuksi kaip lydeka. Įdomu. Jo, lydeka. Mane lydekos neaplenkia. Visas wobleris prarytas. Gali 15 eurų ir nuplaukti. Jau geriau šapalas nei tokios. Gerai iškrito wobleriukas, už krašto liko. Lydekaitė. Dar palauk. Ir su sunkesniais kabliais sudirba. Tai ką, pagausim viską išskyrus, kaip suprantu, išskyrus
upėtakiais gaudysim. Na, plauk augti ir upėtakių nevalgyk. Nu ką, pirmas kibimas, nedaug čia dar praėjau, kokį 50 metriukų. O, tik timtelėjau švelniai ir valas iš karto nutrūko. Reikėtų dabar kažkokią atkarpėlę išmesim valą. Kažkas ten kažkur skaitinėjau, kad žirklučių kokių parekomenduot gerų. Tai žinokit, pakeitė šitos ar pintas valas ar kas. Tai, na, aš čia paprastas, bet kad ir ploniausia paėmė, nereikia net kito galo. Nu, kada pademonstruosiu ir pintam valui. Nu va, kaip sakoma, išsilaikė ant biškučio. Nu va, suveikė. Nu va, užsirišam. Nu ką. Ir vėl į darbą. Turiu kažką. Laksto normaliai, gali būti ir upėtakis. Ne. Deja. Eilinis šapalas. Aš kaip šapalas tai gražus. Smūgis tokis įėjimas. Gal jau kartais ne šapalas, gal jau kartais. Nu ką, atrišau savo salminį vobleriuką, bet kur upėtakiai dingia, va man klausimas. Kur upėtakiai? Na, kilogramo gero. Bet jau tokio smūgio, kaip buvo incisodinės ir kitos kablės. Šapalai kimba. Tokie va. Gražuoliukai. Ką, plaukiam toliau gyvent. Ir augt raumenų. Nu ką, kol kas 2 kibimai. Viena lydeka, vienas šapalas. Šiaip su kibimais nėra taip paprasta. Praėjau nemenką atkarpėlę. Nu kaip, nu nemenką dar iš tikrųjų kiek suplanavęs, tai net pusę nepraėjau. Bet jeigu tiekimės dar per tą pusę atkarpą, gal ir upėtakis kokias atsišauks. Nu jo, dabar va šitas, tik užsidėjau dabar ir praktiškai pirma vieta ir užkibo šapalas. Vėl palaikom, aišku, čia išsibaidė ir tikrai 100% jų po vieną nebūna, būna jų būriais, bet bus pasibaidę. Tai čia va merkys kažkaip gyvybė jaučiasi. Kiršliukai maži. Kažką tai renka nuo paviršiaus. Ant didžiulės srovės, tai manau, kad kiršliai.
padaro bulkas. Iš karto kyla mintis aviždrebį. Jau šiemet tai su ne muselinė meškerė, o aviždrebį ir merkį gaudysim kiršlius su aviždrebio. Šiaip daugam gali kilt klausimas, kodėl aš negaudavau upėtakių ar upėse su pintu valu. Nežinau, aš kažkaip bandžiau. Vienintelė žuvis, kurių negaudau su pintu valu, tai yra upėtakis. Svarbiausiai pravedimą, kai darai, tai neskubėti, nesukti, jeigu dirba, tegul jis savo ramiai eina link jūsų krantą, tegul padirba, jeigu įmanoma ypatingai palaikyti, kad nebūtų tokio greito. Ant greito pravedimo labai retai kada gaunu kibimus, o pagrinde ant tokio lėtesnio. Na, jau šiemet turbūt merkio ir bus uždarimas spiningo. Nes to ir lydekos. Reikės lydekas, o manau, tada atšilimai. Tai, čia tik neįsivaizduosi, kur ir ten norėsis, ir ten norėsis. Laukia, aišku, lydeko. Patinka iš valties žuvaut. Nereikia kaip dabar tampytis, kojų vargint. Iš kitos pusės. Gerai padegini kalorijas, svorį pametė. Upėtakiaudamas niekada nesirenku lengvo ėjimo krašto, visą laiką renkuosi sunkesnius. Būna mažiau nužuvauti. Tokie kraštai, aišku, vargo būna nemažai. Ir pralysti, ir vėl kažką. Bet dažniausiai tą vargą atperka žuvų kibimai. Va, graži vietelė. Pabandom. O, miškelį uždusau. Graži vietelė nesuveikė. Aišku, gražių vietelių praeini krūvas. Ne visą laiką ir suveikia, kaip norėtum. Aišku, kartais būna tų kibimų nesuskaičiuosi. Jų begalė. Na, šiandien matomai tas atšalimas visai kitokie nėra. Daug du kibimai kol kas buvo. Aišku, tikiuosi ne paskutiniai. Tikėtis galima daug. Čia žuvis jau. Turiu. Pirmas upėtakiukas. Bet jau koks baisulinis. Bet ir malonos. Ai. Oi. Cielų 15 centimetrų. Na va. Bet nieko, užauksi monstrą. Ai, kokius gražuolės. Nieko, užauksi. Duosi vėjo. Va ir šiandien kaip įdomiai. Kol kas 3 žuvys. Ir visos skirtingos. Šapalas, upėtakiukas ir lydeka. Kažkada esu gumas, kai bandžiau ant merkio pragaudyti ten. Kažkas tik pagavęs 5 žuvis ir visos buvo skirtingos. Ir nebuvo nei lydekos, nei ešerio. O buvo kiršlys, upėtakis, šapalas, meknė ir salatis.
5 žuvys ir visos skirtingos. Koks kelmynas. Tikrai gyvena koks upėtakis. Be abejonė. Bet nėra labai kur daug čia metimų padaryti. Nepatogi vieta. Gali nei prilaikyti, nei atva tokias pavedimas šiaip savo. Bet būna kartais suveikia. Graži vietelė už akmenų tokios. Galim laisvai stovėti kokias upėtakės. Nieko nėra kol kas. O, turiu dar upėtakaitį vieną ant sėklio. Išvis išėjo. Nedidžiulis, aišku. Bet šiandien visos žuvys realizuojasi. Aišku, čia didesnis nei tas.
Bet irgi ne, panašus labai kaip tas. O, kokias. Ir kaip įdomiai, taip mintyse pagalvojau, paskutinis metimas ir važiuoju namo. Ir tik ops ir užkibo. Smulkutis toks. Gal ir tada, kai buvo mažiukai, kai turėjau daug kibimo, nepasikirto. Čia kur nenugriūt, akmenys tokie didžiuliai. Nu ką, žvejybą baigiau. Šiam kartui užteks. Taip, šiandien vėl veikia mano seni geriausi vobleriukai. Tai, kaip matėte, upėtakiukas ir šitas baltas salmo minau vobleriukai. Va, šitie 5 cm. Šitą timoną baltą buvau uždėjęs, gal tik 2 vieteliais ir pabandžiau kažkaip, neįdomu man jau buvo mėtyti. Norėjau patikrinti tuos savo salminius, ar juos ima, ar jau iš vis nebenori. Ten buvo paprasčiausiai tą žvybą, ten kažkokia tai anomalija, kad nepagavau ant tų voblerių nieko. Ant tokio timono pagavau lydeką. Ir dar būtų patarimas. Nežuvaukit tą viždrebių, nes išderina visą žvejybą. Po to ir norisi, kad kibtų vos net ne kiekvienu metimu. Tai šiandien ką pagavau? Pagavau lydeką, po to šapalą ir 2 mažus upėtakiukus. Tai viso 4 kibimai ir buvo. Daugiau kibimų neturėjau nei vieno. Ką, iki sekančio karto.